O dabar, jeigu tu esi silpnų nervų arba nesubrendėlis ir nuo tėvų priklausomas nepilnametis, geriau iš karto išjungti telefoną. Taigi apie askaridės. Askaridės yra parazitinės apvaliosios kirmėlės, kurios gyvena žmogaus plonajame žarnyne. Subrendusi patelė gali padėti per dieną iki 200 000 kiaušinėlių, kurie su išmatomis patenka į aplinką. Todėl nešikinėk pakampėse, o naudokis normaliais tualetais. Dirvožemiai kiaušinėliai subręsta per mėnesį arba pusantro ir tampa pavojingi žmogui. Kuo? Jie gali dirvožemiai išgyventi apie netgi 4 metus, o vandenyje apie 1-2 metus. Užsikrėtimas dažniausiai įvyksta per prastai nuplautus vaisius, daržovės, nešvarias rankas arba nešvarų vandenį. Nešvarius rankus. Vyrai, nustokit sveikinti su tais, kurie tualetuose meža ir paskui pamiršta nusiplauti rankas. Kiek jūs žinotumėt, kiek jų to nedaro. Taigi, kai žmogus praryja subrendusius kiaušinėlius, jie patenka į žarnyną, kur išsirita lervos. Šios lervos migruoja per organizmą, kol vėl grįžta į žarnyną ir tampa suaugusiam kirmėlėmis. Dabar kokie yra askaridozės simptomai? Taigi, plaučių simptomai. Kai askaridžių lervos migruoja per plaučius, gali atsirasti kosulys, dusulys, krūtinės skausmai, virškinimo trakto sutrikimai, pilvo skausmas, pykinimas, vėmimas, viduriavimas arba vidurių užkietėjimas. Gali būti bendras negalavimas. Tokiu atveju sumažėja apetitas, svorių kritimas, nuovargis. Taip pat alerginės reakcijos gali atsirasti, odos bėrimai, niežulys. Ir aišku, miego sutrikimai, nemiga, neramus miegas, tai ypač būdinga vaikams ir paaugliams. Taigi, kai kuriais atvejais, aišku, infekcijos gali pasireikšti labai lengvų sutrikimų, ten kažkokio lengvų virškinimo sutrikimas ar ne, tačiau kai kuriais atvejais tai yra žiauriai dideli simptomai. Jeigu nori pasitart, ką daryti, kad nebūtų tavyje parazitų, prieš parazitinės programas, parašyk man.